Sveiki. Ar kartais nesijaučiate, kad programuotojo pasaulis tai tiesiog nesibaigiantis klausimų sūkurys? Vis atsiranda naujos technologijos, vyksta karšti debatai ir žinoma tas nuolatinis jausmas, kad galbūt kažką svarbaus praleidžiate. Na, būtent į šią sumaištį šiandien ir pasinirsime. Štai pavyzdžiui pirmasis klausimas. Iš pažiūros jis labai techninis, bet jo pasekmės, jos gali būti milžiniškos. Juk pasirinkus netinkamą TVS galima atsidurti aklavietėje, galiausiai turėti svetainę, kurią prižiūrėti tikras galvos skausmas ir kurios, tiesą sakant, niekas nebenori atnaujinti. Keliaujam toliau prie kito galvosūkio – dirbtinis intelektas. Jis iš esmės keičia žaidimo taisyklės ir savaime suprantama kyla klausimas, ar tie įrankiai, kuriuos taip kruopščiai mokėmės, staiga netaps nebeaktualūs. Manau, ne vienam iš mūsų kyla nerimas, kaip visa tai paveiks kasdienį darbą. Ir štai jis tas pats didžiausias, sakyčiau, egzistencinis klausimas, kuris tyliai kirba daugelio mūsų mintise. Bet žinot ką? Neskubėkime panikuoti. Šioje apžvalgoje kaip tik ir aiškinsimės, kaip galima ne tik išgyventi, bet ir klestėti visame šitame nuolatinių pokyčių sūkuryje. Gerai, tai koks mūsų planas? Leisimės į kelionę per 3 pagrindinės sritis. Pradėsime nuo kasdienių produktyvumo įrankių, kurie tiesiog palengvina gyvenimą. Tada pasigilinsime į strateginius technologijų ir DI pasirinkimus. Ir galiausiai pakalbėsime apie tai, kaip susikurti tvirtą, atsparią karjerą. Taigi, pirmoji stotelė – produktyvaus programuotojo įrankinė. Čia kalbėsime apie tai, kas padeda dirbti ne daugiau, o protingiau. Pažiūrėsime į kelis konkrečius įrankius, tokius kaip Hyperkey ir Errorlens, kurie, pamatysite, tikrai gali neatpažįstamai pakeisti kasdienę darbo eigą. Ši citata man labai patinka. Ji puikiai iliustruoja, koks yra galutinis tikslas. Kai įrankius įvaldai taip gerai, jie tampa lyg antra prigimtimi. Siekiama pasiekti tą tekmės būseną, kai nebegalvojama apie mygtukų kombinacijos, o tiesiog leidžiama mintims lėkis per pirštus tiesiai į kodą. Pabandykime įsivaizduoti, kad egzistuoja vienas stebuklingas mygtukas, kuris atveria duris į visiškai naują sparčiųjų klavišų pasaulį. Būtent tokia ir yra Hyperkey idėja. Užuot laužius pirštus su sudėtingais akordais, visus tuos modifikatorius galima tiesiog priskirti vienam, retai naudojamam caps lock klavišui. Genialumas slypi paprastume, ar ne? Ir tai yra neįtikinai galinga. O, štai dar vienas perlas – Errorlens. Žinote tą jausmą, kai reikia ieškoti klaidų pranešimų kažkur ekrano apačioje? Šis plėtinys viską apverčia aukštyn kojomis. Jis klaidą parodo tiesiai ten, kur ji ir yra, prie pat probleminės kodo eilutės. Dėl to klaidas galima rasti ir ištaisyti žymiai greičiau. Sutaupoma ir laiko, ir tiesą sakant, nervų. Bet yra vienas bet. Kartais tokie įrankiai, nors ir naudingi, gali būti ir be galo erzinantis. Per daug įkyrus. Būtent todėl svarbu juos pritaikyti savo. Štai keli patarimai, kaip Errorlens paversti ne vizualiniu triukšmu, o tikrų pagalbininku. Tikslas paprastas, kad jis padėtų, o ne blaškytų. Tinkamai sukonfigūruotas, jis tampa beveik nematomas, bet išlieka nepaprastai naudingas. Gerai, aptarėme kelis kasdienius produktyvumo triukus. Dabar metas pakelti akis ir pažiūrėti plačiau. Perkime prie didesnių strateginių klausimų. Kaip priimti tokius sprendimus, kurie pasiteisintų ne tik šiandien, bet ir, tarkime, po keliarių metų? Aplinkui regis tik ir kalbama apie dirbtinio intelekto stebuklus. Taip lengva patikėti, kad jis tuo išspręs visas įmanomas problemas. Štai, sakoma, generatyvinis DI jau dabar gali parašyti didžiąją dalį kodo. Bet ar tai tiesa? Ar DI yra grėsmė, ar vis dėlto neįtikėtina galimybė? Na, o čia susidurėme su šaltu dušu. Realybė. Dirbtinis intelektas mokosi iš to kodo, kuris jau egzistuoja internete, o tas kodas, būkime atviri, dažnai yra prastas. Tad nenuostabu, kad ir DI sugeneruotas rezultatas būna nekokybiškas. Ką tai reiškia mums? Ogi tai, kad svarbiausia yra ne aklai pasitikėti DI, o naudoti jį kaip protingą įrankį ir visada kritiškai įvertinti, ką jis sukuria. Gerai, grįžkime prie turinio valdymo sistemų. Ši lentelė, man atrodo, puikiai viską sudėlioja į vietas. Matome aiškius kompromisus ir labai tiesų verdiktą dėl Markdown failo. Tragiška, nedarykite to. Patikėkite, tinkamos sistemos pasirinkimas projekto pradžioje yra vienas iš tų sprendimų, kuris gali nulemti, ar projektas apskritai gyvuos ir klestės. Tai koksgi tas esminis dalykas renkantis? Pasirodo, atsakymas labai paprastas. Svarbiausia, kad atnaujinti turinį būtų lengva, nes jeigu publikuoti yra sudėtinga, tai to tiesiog niekas nedarys. Paprasta tiesa, jei turinio kūrėjams reikės vargti, svetainė tiesiog apaugs dulkėmis. Ir viskas. Na ir pagaliau, trečioji, turbūt pati svarbiausia dalis. Kaip susikurti atsparią karjerą?
Žinote, karjera yra šiek tiek panaši į namo statymą. Reikia labai tvirtų pamatų, kad atlaikytum bet kokias audras. O jų technologijų pasaulyje tikrai netrūksta. Tad kaipgi tuos pamatus pasikloti? Vienas iš tų pamatų – protingas rizikos valdymas. Ir štai puikus praktinis pavyzdys – 3 lygmenų atsarginių kopijų sistema. Principas labai paprastas. Reikia ruoštis blogiausiam ir tikėtis, kad to neprireiks. Viena kopija lokalėje, antra atskirame įrenginyje, o trečia visiškai kitoje vietoje – debesyje. Tokios paslaugos kaip Backblaze visą šį procesą automatizuoja, tad net nereikia apie tai galvoti. Tai tiesiog veikia ir užtikrina ramybę, jei nutiktų bet kas. Ir štai čia, manau, slypi visa esmė. Pasaulyje visada reikės protingų žmonių, kurie sprendžia problemas. Ir aš negalėčiau labiau su tuo sutikti. Technologijos, karkasai, kalbos – visa tai ateina ir praeina. Bet fundamentalus gebėjimas mąstyti, analizuoti ir kūrybiškai spręsti problemas – štai kas visada turės vertę. Tad galiausiai, užuot nerimavus dėl ateities, gal verta savo užduoti visai kitą klausimą, kokią įdomią problemą norisi išspręsti dabar. Būtent šis smalsumas ir noras kurti, manau, ir yra tas variklis, kuris veda mus visus į priekį.